Labas, mano mielosios kolegės. Labas, Jurgita. Labas, Gabrielė. Labas, Gabrielė. Labas, tariu ir tau, mūsų miela sekėja. Prieš tave moterys su kupina ir atvira širdimi, meilės, grožio. Moterys, kurios nori dalintis su tavimi savo praeitų keliu. Prieš tave moteris, kurias tu dabar matai, yra sėkmingos, pasitikinčios, augančios, pilnos idėjų. Bet tos moterys nebuvo visą laiką tokios. Jos užaugo, jos prasiskleidė kaip gražiausi žiedai. Man didžiulis merginos, didžiulis džiaugsmas širdyje, jo galiu pradėti mūsų podcastų ciklą moterims, kuriame dalinsimės apie augimą, atradimą, apie pokyčius, apie baimės, visko tiek daug. Ir mūsų podcastas bus kiekvieną ketvirtadienį ir kiekvieną savaitės antradienį. Ir tai bus tikros istorijos, mūsų istorijos, per kurias mes praėjome, per kurias mes užaugome, kai mes daug ką supratom, daug ką išjautėm ir tikrai galim pasidalinti ir norim paliesti kiekvieną iš jūsų. Ir kodėl, dabar noriu atsakyti į klausimą, kodėl visgi gimė mintis dalintis apie tai, ką mes išgyvename, kaip mes augome, todėl jog bendraudamos labai dažnai su moterimis jaučiame, girdime, kaip jos yra baimėje, kai jos yra apribojusios save, kai joms trūksta pasitikėjimo, kai jos turi žemą savivertę ir tuomet tu supranti, kad negali tylėti, kad tu turi dalintis ir turi kalbėti apie tai, nes ir aš labai, džiaugiuosi, kad mes užaugom, kad mes galim tai daryti, kad mes galim dalintis ir tai yra ne viena istorija, tai yra 3 istorijos, skirtingos istorijos, kurias paliesim per visą šį ciklą. Ir labai noriu jūs visas pakviesti, komentuoti, dalintis, dalyvauti diskusijoje, tai, kas jums artima, tai, kas jums rezonuoja, tai, kas jūs paliečia, nes tai yra labai stipru, iš tikrųjų. Tai mes žinosim, turėdamos atgalinį ryšį, mes žinosim, kad esam tikrai reikalingos. Tau esam reikalingos. Na ir dabar, pradedant mūsų temą, mes iš tikrųjų turim temą, kurią norisi dalintis ir kad mes galėjom būti sėkmingos, štai dabar galėtume drąsiai apie tai kalbėti, mes turėjome atrasti save, mes turėjome išgirsti save ir kiekviena iš mūsų tai padarėme. Išgirdome, tas mūsų laikas išgirdimo ir atradimo buvo tikrai ilgas kiekvienai savaip. Ir tam, kad atrasti save, turėjom sukurti iš naujo, atstatyti. Ir noriu pakalbinti pirmąją, noriu savo kolegę pakalbinti Gabrielę. Noriu paklausti tavęs nuoširdžiai, atvirai, tavo atradimo kelias, tavo istorijoje, kaip tu save atradai, kaip tu save realizavai ir kaip tu gali dabar džiaugtis tuo keliu. Pasidalink, mieloji. Labą dieną. Tai va, aš esu Gabrielė, kas mane pažįstate. Ir dabar sėdžiu, tai dabar pasidalysiu iš pradžio emociją, ką aš jaučiu iš karto, kad ir noriu pasakyti, kad tai nėra surežisuotas šitas podcastas, jisai nėra režisuotas, tai viskas eis iš mūsų širdies. Ir kaip ir Jurgita minėjo, nors ir praeitas tas kelias ir mes galime dalintis, bet jaudulys tiesiog varo mane.
Tai aš iš karto noriu pasakyti, be galo jaudinuosi, bet aš žinau, kad tai yra reikalinga moterim. Ir dėl to mes tai darom, ne dėl savęs, mes tai darom dėl jūsų. Tai visų pirma, noriu padėkoti toms, kurios jungiatės, kurios dalinatės, kurios komentuosit ir komentuojat. Mums tai yra be galo svarbu. Ir aš noriu pradėti nuo to, kad man teko save susirinkti iš labai daug mažų gabalėlių atgal pareiti į save. Kas mane pažįsta, tikrai žino mano istoriją ir jinai tikrai nėra lengva. Jau nuo pat vaikystės tikrai esu daug ką perėjus, bet dabar šiandien ne apie vaikystę. Šiandien aš noriu pašnekėti apie tai, kaip mes pačios būtent vaikystės pasiekmių tiesiog pradedame pačios griauti savo gyvenimą. Ir aš esu tam neišimtis, aš padariau lygiai tą patį. Aš realiai dabar aš tai suprantu ir aš dėl to galiu su jumis dalintis. Aš realiai pati sugrioviau viską, kuom aš buvau. Aš pati viską suniokojau ir pati viską surinkau atgal. Tai be galo tikrai didžiuojuosi tuo ir tai nėra lengva. Ir merginos, buvo šitaip. Pasakoju viską nuo pradžių ir kaip yra. Buvo šitaip. Aš, žinokit, tikrai dirbau, 10 metų dirbau, samdomą darbą, viskas gerai, kas sako, va, jinai nedirba, ten dar kažką, tai aš realiai negaliu dirbti. Aš pagimdžiau dukrytes, savo 2 dukrytes aš kaip pagimdžiau. Aš tikrai puoliau į labai sunkią depresiją, kaip moteris, kaip žmona, kaip mama. Aš pamečiau save, pradėjo tiesiog tos visos 4 sienos mane spausti. Aš realiai nežinojau, į kurį kampą man įsisprausti. Man norėjosi tamsos, man norėjosi tylos ir norėjosi tiesiog uždaryti akis ir daugiau nebeatsimerkti. Tai buvo mano būsena, iš kurios tikrai buvo be galo sunku išeiti. Ir aš realiai supratau, kad aš auginu 2 dukrytes ir jeigu aš to nepadarysiu, jeigu aš nepradėsiu lysti iš tos būsenos, aš tiesiog pamesiu save. Aš neturėjau draugių, aš buvau visiškai viena ir tikrai šeimos neturėjau čia šalia, nes esu emigrantė, gyvenu Airijoje jau nuo 2006 metų. Tai kas esate emigrantai, tikrai suprasit, kad mes neturime tokios kaip community, nežinau kaip pasakyti, kaip bendruomenės. Taip, būtent čia svetur, kaimynai ir viskas yra kitaip, ir kultūra, viskas yra kitaip, viskas keičiasi. Ir tas dasidėjo. Ir žinot, kai gimė vaikai, tai yra neapsakomas jausmas turėti vaikus, nesupraskite manęs klaidingai, bet mes realiai kaip moteriais pradedame pamiršti save, nes mes pradedame statyti viską į pirmą planą, vyras, vaikai, ir mes realiai pamirštame save. Tai vat ko pasakoje, kaip aš pamiršau save, kas įvyko, aš puoliau į tą gilę depresiją. Ir aš kaip supratau, kad aš turiu keltis, aš turiu stotis, aš realiai. Čia nebuvo vienos dienos sprendimas, tai nebuvo viena diena praėjo ir aš hop ant kitos dienos viskas jau čia man čiki-pikė, aš varau stačia galva į priekį ir man viskas vienodai, tikrai taip nebuvo. Tai buvo labai sunkus kelias ir tai buvo ne 1 metai, bet kas svarbiausiai, kad aš nepasidaviau. O aš nepasidaviau todėl, kad aš atradau būtent moterų bendruomenę, aš atradau tą bendruomenę, stiprių moterų bendruomenę, kurios žinojo tiksliai, ko jos nori, ką jos daro, kokia yra misija. Mūsų misija yra be galo stipri. Dėl to aš ir sėdžiu šiandieną čia, tai yra padėti kuo daugiau moterų, būtent atrasti save iš naujo, realizuoti save ir pradėti gyventi tokį gyvenimą, apie kokį mes esam realiai
nusipelniusios. Tai va tokia trumpa mano istorija. Ir dar ką noriu pasakyti, nes daugelis sakys, va, tai kodėl tu neišsirinkai eiti į samdomą darbą. Tai va, kadangi aš pagimdžiau 2 mergaitės, aš puoliau į tą depresiją, aš taip susigadinau savo sveikatą, aš esu pernešusi daugiau nei 5 mini insultus, aš negaliu fiziškai dirbti, dėl to aš pasirinkau nuostabų verslo modelį ir dėl to aš pradėjau keistis. Tai va. Įsileidai erdvės, įsileidai daugiau realizavimo sau dėl savęs, todėl ir įvyko pokytis ir viskas labai natūralu. Iš tikrųjų, kaip gamtoj, mes leidžiam augalui augti, kuris gali augti, jisai auga ir jisai stiprėja. Tai lygiai tas pats vyksta ir su kiekvienu iš mūsų. Rita, mieloji, pasidalink savo atradimo keliu. Sveikos merginos dar kartą, sveika mūsų auditorija, sveikos mielos moteris. Aš labai tikiu, jog jūs, jeigu jūs dabar žiūrite, būtent dabar žiūrite mūsų live transliaciją, jūs žiūrite nebereikalo. Jūs turite tai išgirsti. Ir aš dabar, kai klausiausi Gabrielės, mano kūnų iš tikrųjų perbėga šiurpuliukai, esu labai emocionalus žmogus. Ir kartais yra tam tikri tokie, sakykime, dalykai, ar ne, apie kuriuos yra sunku kalbėti, bet aš suprantu, kad reikia apie tai kalbėti. Nes yra tiek daug būtent moterų, mes kalbam moterų auditorijai, kurios iš tikrųjų yra būtent pametusios save, kurios verkia įsikniaubusios į pagalbę, kurios prašosi pagalbos tyliai, nes nežino, ko prašyti, į ką kreiptis. Todėl mes esame čia, kad jums padėti būtent atrasti save, išgirsti save. Tai yra pats svarbiausias dalykas išgirsti save. Ir iš tikrųjų, prieš pradedant podcastą, aš galvojau kalbėti apie vieną, bet aš dabar supratau, apie ką aš turiu kalbėti. Kas atsitiko mano gyvenime, ar ne? Prieš 11 metų aš atvykau į Angliją, tiesiog keisti savo gyvenimo. Kardinaliai keisti, kaip aš sakau, po skyrybų, su vienu lagaminu, itališkų rūbų, atvykstu į svečią šalį, visiškai nieko nežinodama, nepažinodama, bet su ta mintim, su tom svajonėm, kurti gražesnį gyvenimą, kurti tokį, kokio aš esu verta. Bet ar buvo viskas lengva? Tikrai ne. Ar iš karto atradau save? Tikrai ne. Teko praeiti nemažą kelią ir susidurti su labai daug baimių. Ir žinot, merginos, pasakysiu tokį dalyką, kaip ir Gabrielė pasakė, ar ne, kad čia nėra lengva, ypatingai emigrantam. Kiti sakytų, tai ko tu čia tada sėdi, tu grįžk atgal, ar ne? Bet kai tu turi didesnį tikslą savo gyvenime, kai tu suvoki ir supranti, kad tik išeidama iš komforto zonos, tu gali kažką savo gyvenime pakeisti, tai tu tiesiog kabiniesi ir duodi sau, kad tu atrastum save. Duodi sau šansą pakeisti savo gyvenimą. Ir būtent gyvendama užsienyje, aš buvau pametus save, buvau praradus, kaip sakoma, 0 savivertės, 0 pasitikėjimo, svečia šalis, palaikymo nėra. Iš tikrųjų ir santykiai buvo toksiški, sutikusi čia žmogų, vėlgi iš tos vienatvės, turbūt įsikibau, kaip sakoma, į parankę, nelabai tinkamam žmogui, bet tai ne apie tai šiandieną. Bet esmė tokia, kad kai tu nežinai, kas tu esi, tu nežinai, ko tu nori, lyg ir yra vaikai šalia, lyg ir yra tas pats žmogus, kuris kartais palaiko, kartais ne, bet viduje tau kažko trūksta. Ir iš tikrųjų, žinot, merginos, buvo toks momentas, kai aš sėdėjau aukos pozicijoje ir labai ilgą laiką. Aš gailėjau pati savęs, aš griaužiau save, kaltinau visus aplinkui, kad čia man nesiseka, kodėl man čia taip atsitiko ir taip toliau. Ir žinot, kas nutiko? Tada, aš dabar suprantu, kada prasidėjo mano pokyčiai. Nutiko, kai aš išgirdau diagnozę vėžys. Kai aš išgirdau diagnozę vėžys, aš tada, žinokit, iš tikrųjų per 1 mėnesį aš iš karto susirinkau save ir suėmiau save į rankas.
aš supratau vieną dalyką, kad arba aš galiu būti aukos pozicijoje, ne, gailėtis tavęs, pasinerti tai, kad visi gailėkit manęs, nes man yra nustatyta liga. Bet aš pasirinkau tą pusę, vis dėlto stiprią pusę, kad aš tai nugalėsiu, nes aš turiu vaikus, aš turiu juos užauginti, aš privalau jais pasirūpinti, nes niekas kitas nepasirūpins. Ir iš tikrųjų, būtent ta liga mane labai stipriai supurtė. Ir greičiausiai tai atsitiko, kada, sakykime, viskas įvyko, mano Dominikas buvo labai mažas, jam gal kokie buvo 8 mėnesiai, panašiai, mano mažasis vaikas. Ir iš tikrųjų aš supratau, kad aš turiu kabintis, kad aš turiu būti stipri, kad aš turiu nugalėti visą tai, kad auginti savo vaiką. Ir kada viskas įvyko į gerąją pusę, ar ne, kaip įvyko ir operacija, ir liga nugalėta, ir nepatvirtintas ta diagnozė baisi, aš tada, žinokit, supratau, kad aš turiu gyventi dabar. Nieko nelaukti, gyventi dabar. Mylėti dabar, žiūrėti kiekvieną dieną į savo vaiką, didžiuotis juo, tiesiog sakyti visiems myliu. Aš supratau, kad aš turiu gyventi dabar. Ir būtent ta galimybė, kai sakoma, tos mintis, atsiuntė man visatą, būtent tą bendruomenę, mielosios jūs. Aš esu be galo dėkinga. Ir atsiuntė man šią bendruomenę moterų, kurioje aš supratau, kad aš esu ne viena tokia. Ir kad aš galiu būtent su tuo didžiuliu palaikymu realizuoti save ir galiu būti šalia savo vaiko. Bet tas būtent dalykas, kai tu nelaukit, mielosios, nelaukit, kada jums duos tikrų ženklą. Nelaukit, kada ateis kažkokia liga ar nelaimė, neduok Dieve. Imkitės dabar, mylėkit save dabar, išeikit iš aukos pozicijos. Gabrieliukai, išeikit iš aukos pozicijos. Jautrus žmogus. Negaliu. Ir imkitės tiesiog viską į savo rankas. Ir tie visi sunkumai būtent man davė suprasti, kad aš noriu dirbti iš namų, kad aš noriu apsupti save sėkmingais žmonėmis, kad aš noriu pakeisti aplinką, nustoti dejuoti, nustoti skųstis ir nustoti klausytis tų, kurie skundžiasi. Ir aš esu be galo dėkinga, jog aš esu čia su jumis ir galiu tuo dalintis. Aš žinau vieną, kad mes galim, jeigu mes labai stipriai to norim, mes galim rinktis būti aukos pozicijoje ar būti laiminga. Tai aš pasirinkau būti laiminga. Ačiū Rita, ačiū Gabrielė. Iš tikrųjų tikrai labai atliepiančios, paliečiančios istorijos. Ir tai yra mūsų. Ir tai yra tik tai vienas epizodas, labai mažas epizodas. Tai, kiek mes kiekviena surinkom, praėjom. Aš iš tikrųjų kalbu ir ašaros akyse. Ir Rita, kai tu kalbėjai, mano širdis labai drebėjo. Drebėjo, nes mane taip pat, kodėl aš atradau save, pradėjau girdėti save, ir pradėjau kurti save, nes aš per darbą 24 valandas savo asmeninį verslą, duodama visiems kitiem, pamiršau save. Ir įvyko toksai momentas, kai aš papuoliau į klinikas ir be 1 sekundės pas mane buvo sepsis. Užleista liga, dėl to, kad aš nemačiau savęs, aš negirdėjau savęs. Tada tą akimirką aš supratau, kad čia buvo padėtas taškas viskam, kas įvyko, kas buvo, kur buvau save užmetusi, palikusi. Ir nuo to laiko pradėjau skirti laiką sau.
aš pradėjau, bet koks tas laikas buvo savo, kai tu neįpratęs duoti laiko savo, tu ir negali iš karto duoti masę. Aš pradėjau kurti save savo mintyse, savo galvoje, aš pradėjau save matyti kitokią, laimingą, nes aš nesišypsojau, aš jau nebežinojau, nes pas mane aš tiek daug rūpesčių, bėdų turėjau, streso, kad aš negalėjau to daryti natūraliai. Ir aš pradėjau save matyti gražių moterų bendruomeniai, augančių, stiprių, kaip aš pati mokinuosi, kaip aš keičiuosi, kaip aš padedu ir kitiems, kaip man žmonės sako, rašo padėkas, kad jie vertina mane. Ir visą tai aš pradėjau matyti, ir tai buvo žinoma, metai aš kūriau save. Ir iš tikrųjų, visa tai dabar didžiulis dėkingumas, nes visa tai sugrįžta. Man pareina, man sako, tu švieti energiją, ačiū tau už pagalbą ir tą, ir aną. Ir tu supranti, kad štai čia tu sukūrei, tu jau save sukūrei. Ir tai gali daryti, va štai ir mano istorija, ir jūsų istorija, tai gali daryti kiekviena, kuri jaučiasi vieniša, palikta, neįvertinta, nesuprasta. Ir tai gali daryti kiekviena. Juk tas nieko nekainuoja. Įsileisti pozityvą, įsileisti šviesą ir matyti, norėti, tiesiog norėti būti tarp sėkmės. Ir tai yra didžiulė formulė, labai magnetizmo formulė, kada tu esi tarp sėkmingų, laimingų, besišypsančių moterų, tai yra apdovanojimas ir tau, nes ir tu gauni tą patį. Realiai, tai štai šios istorijos, kurios mes palėtėm, tai ir yra kelias, tas tiltas, jeigu tu esi vienoje ar kitoj sunkioje akimirkoj, momente, tai yra tiltas tau nutiestas, jau rodyklės nupieštos, mes tau nupiešim, ką tau reikia daryti, kur tau reikia eiti ir kaip tau save kurti ir kaip save atstatyti. Tai išgirsk mus, įvertink, būtinai pakomentuok, pasidalink, kas tave palėtė. Ir mūsų podcastų ciklas bus į savaitę kelis kartus, antradienį ir ketvirtadienį. Ir mes čia paliesim dar daugiau nuostabių istorijų, mūsų ir sėkmės, ir išgyvenimo istorijų, kaip iš tikrųjų tą mūsų sukauptą negatyvą baimę mes galim perkelti ir transformuoti į sėkmę, pasitikėjimą ir augimą ir visai kitas moteris. Tad lauksim tavęs kitą antradienį mūsų podcast'e ir tikimės, kad tikrai būsim naudingos, kad tave paliesim. Ar taip, merginos? Taip, ir aš noriu užbaigti su viena fraze, jeigu galima. Būtinai, prašom. Jeigu gyvenimas tau duos auksinį narvelį, tu visada rinkis dangų. Atsimink, niekada neapribok savęs, niekada neapribok, tu net neįsivaizduoji, kokia jėga slypi tavy ir kiek tu gali būtent šiandien dienai. Ir pagalvok, kiek žmonių atiduotų viską, kad atsidurtų būtent tavo vietoj, tam momente, kur tu esi dabar. Tai mylėkit tai, ką turit, mylėkit save, vertinkit, be galo save vertinkit. Mes visos esam nuostabios, visos esam unikalios, bet mes apie tai pamiršom. Tai laikas prisiminti ir su didžiulė šypsena šiandieną baigsim. Nu, būčiau žinojus, kad mes taip verksim, tai būčiau servetėlių atsinešus. Pamiršom viską. Iš tikrųjų, esmė tokia, kad aš kaip ir sakau, mes girdim kiekvieną savo istoriją vis skirtingai ir dalinamės nebereikalo. Dar kartelį priminsiu, jei tu dabar žiūri, tiesiog galbūt skrolinai ir tiesiog užėjai ant mūsų podcasto ir tu išgirdai, tai yra nebereikalo. Tai yra ženklas iš visatos tau,
jog tu esi ne viena ir tu gali pati keisti savo gyvenimą ir priimti sprendimą. Būti auka ar būti šalia sėkmingų moterų ir kilti. Tai aš to ir linkiu iš tikrųjų, vat kaip su tuo narveliu, tiesiog kilti į dangų ir duoti sau daugiau erdvės, rasti vertą būti laiminga. Tobulai. Ačiū, mielosios, kad esat ir iki kito antradienio. Ate. Iki.